7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai Artūrai gal papasakok apie tą pačią amplitudę, kai atrodo, kad titulas jau kišeniai ir Francisko tritaškis nesėkmė. Skauda šiandien, iš tikrųjų, bet turim palikti skausmą arba konvertuoti į energiją sekančiose rungtynėse. Nu, žinot, nežinau, dabar sunku kažką tai pasakyti, tokio protingo ir neprotingo, nežinau, atrodo, kad turi kažką kišeniai, bet krepšinis 3 taškai, daug yra tokių rungtynių buvę ir aišku, gal ne finaluose, bet negaliu nieko pakomentuoti iš tikrųjų protingai. Šiandien 2 kartus turėjo 17 taškų pranašumą, tai kartą 13, bet galiausiai nepavyko tos gerklės, kai gauna per daug, tai manai, ko pritrūko. Gerai, komanda yra fiziška, neatsitvėrėm kelis kartus, nubaudė 3 taškių, pajautė, kad gali grįžti, mažiau 10 taškų rungtynės yra, sakykime, artimos. Ir šių dienų krepšinėje, žinot, 2-3 taškai, keli prasiveržimai, Francisko atidavėm jo dešinę ranką, tai visos detalės, kurių neturėjom padaryti, padarėm. Šiandien Žalgiris pirmavo apie 4 minutės, iš to serijų Žalgiris pirmavo apie 27 minutės, 170. Iš šono atrodo, kad Rytas dominuoja, jūs patys jaučiate, kad galvoje geresnė esate iš to serijų? Mes tiesiog jaučiam, kad mes komanda esame ir ta komanda žaidžia gerą krepšinį, manau, ir yra konkurencingi ir tiek. Neskaičiuojam tikrai, kiek jie pirmavo laiko ar panašiai, mes kažką matom galbūt žiniasklaidai, bet serija 2-2 ir nieko neduosim mums už tai, kad mes pirmavom didžiąją laiko dalį visos rungtynėse. Kiek pasijauti savo svarbą šitoje serijoje ir kiek baudimo krepšį jauti, kad išgilėtis minutės? Nežinau, aš labai esu laimingas iš tikrųjų, kad viskas taip susiklostė, galiu būti didelė dalis šitų fanų ir taip pat priešpriešos fanų ir žaisti to aikštelėje ir man tiesiog tik tai pasimėgavimas krepšiniu yra dabar. Tai man, sakau, aš nejaučiu jokio spaudimo, aš jaučiu tik tai meilę krepšiniui ir aš jį labai myliu. Francisko Patrajeko šūkiai "It's over", kas svarbiausia, irgi nesugluš psichologiškai po to, kad tu... Nežinau, sakau, palikti tas rungtynės išėjus iš Rūbinės ir koncentruotis kitą mačą, manau, nieko mes negalim pakeisti, ką mes galim pakeisti, tik tai, kad nuvažiuoti ten ir taip pat kautis. Kokia buvo trenerio žinutė? Tokia pati lygiai, tokia pati, mes nieko nepralošėm 2-2 ir kaip parodė šitą seriją, visos pergalės yra išvykoje, tai stengsimės ją pasiekti irgi. Rytas sezono metu šiaip stragino su svarbiausiam rungtynėm, manai, išmoko pagaliau žaisti tas lemiamas mačus? Nežinau, šiandien parodėm, kad galėjom geriau, o iš esmės neturiu atsakymą į šitą klausimą. Gazdeikis 17 taškų per antrą vašo pusę tapo svarbiu faktoriumi, kas nepavyko. Nežinau, atidavė metimus jam, irgi jisai lipo gerai ant lentos, po offensive reboundų pasiėmė taškų su 3 taškais kitų offensive reboundų iš kikautų. Geras žaidėjas, nieko negali pridurti. Ar tai skaudžiausias duris tavo karjerui? Vienas iš jo. Ir su kažko palyginti? Nežinau, dabar labai greitai taip negalėčiau, žinokit, yra kaip palyginti nieko tokio kažko tai, kad dėl titulo mestų ir gautum taškų, bet sakau, reikia pamiršti kuo greičiau. To skausmo gal prideda tai, kad ir gimtadienis pačią šiandien. Ne, aišku, būtų vyšnia ant torto, bet, žinot, aiškiai nebuvo lemta. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.